Tai Albina antras mūsų įrašas. Praeitą kartą išsamei pakalbėjom apie testamentus, o šį kartą susikaupkim į palikimą. Palikimas nesant testamento. Ar labai sunki šita tema? Ne, jinai nėra sunki, bet aplamai paveldėjimas yra vienas iš tokių įdomesnių ir aišku labai daug turi niuansinių variantų. Tai nemanau, kad reikėtų mums šnekėti apie tos sudėtingus variantus, bet pagal esminius dalykus, kuriam labai aktualu žinoti visiems, kad nedarytų klaidų ir neturėtų paskui tam tikrų teisinių neigiamų pasiekmių, tai man atrodo, tas pagrindinius dalykus galėtume apkalbėti. Tai manau, kad gal tikslinga šnekėti, jeigu nėra testamento, kalbėti apie patį palikimo priėmimą, nesant testamentui. Palikimo priėmimas nesant testamento. Nesant testamento. Mūsų tema šiandien galėtų skambėti taip: palikimo priėmimas nesant testamento. Tai dabar galbūt pradėkim apšilimui tokius labai paprastus dalykus. Jeigu nustatoma, kad nėra testamento, kaip yra sudaromas sąrašas žmonių, kurie paveldės mirusiojo turtą? Nesant testamentui, tiesiog yra nustatomas įpėdinių ratas pagal įstatymą. Tai kas yra tie pirmieji įpėdiniai, ar kaip jie vadinasi, pirmos eilės įpėdiniai? Taip, tai yra pirmos eilės įpėdiniai, yra vaikai ir įvaikiai. Antros eilės įpėdiniai eina tėvai ir vaikaičiai. Anūkai. Anūkai. Liaudiškai, ne, ūkiškai tariant, anūkai. Taip. Gal reikėtų apsistoti apie tas pirmasias dvi eilės? Gerai, apsistokim ties tom pirmosiom dviem eilėm ir pasikuiskim ten po tas pirmasias dvi eilės, ar ne? Dabar pradėkim modeliuoti situacijas, ar ne? Tarkim, šeima augina 3 vaikus, vaikai jau yra suaugę, visi, ir ne tik, kad suaugę, bet vienas vaikas yra jau miręs. Jų. Ir yra likę to vaiko vaikai. Ar ne? Ir tos šeimos miršta vyras, ar ne? Tarkim, lieka jo žmona, lieka 2 gyvi vaikai, jų abiejų, ir visi 3 vaikai, tarkim, įskaitant šitą mirusį vaiką, turi po 2 vaikus, tai reiškia 6 anūkai. Skaičius didelis. Skaičius didelis. Ir kaip dabar testamento nėra. Vyras mirė, testamento nėra. Dabar jie visi susirenka pas notarą ir sako, tai kas dabar mums kiekvienam priklauso? Ir kam iš tos šeimos kas nors priklauso, kam gal iš vis nieko nepriklauso? Ne. Įpėdiniai tokiu atveju būtų vaikai, bet duotam pavyzdį, vienas vaikas yra miręs. Taip. Vadinasi, to mirusio vaiko dalis bus paveldima jo vaikų, tai yra mirusiojo anūkų. Ta dalis, kuri priklausė mirusiam vaikui, jo vaikai lygiomis dalimis paveldės būtent tą dalį. Tai dabar, jeigu pageidaus. Tai dabar šita mūsų pavyzdyje žmona sutuoktinė paveldi kiek? Kiek mes turim vaikų? 3. Tai vadinasi, su sutuoktinė būtų 4. Tai vadinasi, sutuoktinė paveldėtų tik 1/4 dalį. 25%. Paveldėjimas šnekame apie dalis, ne apie procentalį. Tai mes palikim taip dalimis. 1/4 dalį, vadinasi, 3/4 dalys dalinasi į 3 dalis, į 3 vaikus. Tai visi paveldi po 1/4. O 1/4 dalį dar pasidalina mirusiojo vaikai. 2 lygiom dalim. Tai šiuo atveju paveldėtojai yra sutuoktinė, 2 esantis gyvi vaikai ir 2 anūkai, kurie yra to mirusio vaiko vaikai. Taip. O visi kiti anūkai nepretenduoja į paveldėjimą. Anūkai jau yra antros eilės įpėdiniai ir kadangi yra jau pirmos eilės įpėdiniai jų tėvai, kurie priima, sakykime, palikimą, tai jie, aišku, tos dalies savo nebegali norėti gauti, nes jiems nebepriklauso pagal įstatymą. Išskyrus tą atveju, jeigu miręs yra. Taip, mes turime vieną mirusiai duotam pavyzdį, vadinasi, jo anūkai ir paveldė tada to mirusio vaiko dalį. Kada nėra testamento, paveldima pagal įstatymą ir kviečiami paveldėti visi, jeigu mes kalbėsim apie pirmą eilę įpėdinių, visi pirmos eilės įpėdiniai. Ar tie įpėdiniai yra žinomi
kitiems įpėdiniams, ar nežinomi, ar tai, sakykime, tas mirusysis su juo bendravo ar nebendravo. Įstatymas nemato jokių čia išlygų. Gali būti taip, kad vienas iš įpėdinių pretendentų vaikų, sakykime, suduotų pavyzdžių, ar ne, iš viso nebendravo su tėvu, nei su mama, nei prižiūrėjo, nei slaugė, bet mirties atveju, nesant testamentui, jis turi teisę į jam priklausančią turto dalį. Gali būti ir kitoks pavyzdys. Sakykime, Donata, ar ne, turi tetą, kuri turi sūnų. Bet tas sūnus nei prižiūri, nei jos lanko, nei jam įdomu ta mama. O tu kaip gera dukterėčia, ją lankai, prižiūri, slaugai ir ne savaitę, ne 2, metus 2. Ta teta numirė. Čia atsiranda sūnus. Jam, tai jisai yra pirmos eilės paveldėtojas. Taip, jis yra pirmos eilės Čia negali būti jokia diskusija. Taip, bet tau gal būtų ir skaudu, nes tu ją prižiūrėjai. Taip, bet įstatymas skausmo nepažįsta. Įstatymas skausmas nepripažįsta. Ne, čia... Ir galbūt giminaičiai iš viso būtų pasipiktinę, kad jis net gyvenime net nebuvo atvažiavęs pas tos tėvą ar tos mamos. Bet tai čia yra kraujo ryšys. Jeigu turim kraujo ryšį, taip, ar ne, jeigu yra vaikai, tai jie paveldė turtą. Taip, tai reikėtų rašyti testamentą, kad... Kitais atvejais. Jeigu mirusysis ar testatorius norėtų kitaip, tai jisai būtų padaręs kitaip. Taip, jeigu būtų padaręs kitaip, tai būtų. Supratau. O tai paveldi nepriklausomai jisai. Kokis gyvenimo būdą žiūri, veda, ar jisai myli tą savo artimą ar nemyli. O dabar kaip yra tokiais atvejais, kada, pavyzdžiui, tarkim, kad ir toj pačioj šeimoje, ar ne, kada mirė tas tėtis, ar ne, atėjo palikimo ieškoti sutuoktinę ir atėjo tie 2 gyvi vaikai. O to 3, tarkim, mirusio vaiko tie anūkai netėjo domėtis palikimu. Jie tiesiog negalvojo, kad jie gali kažką gauti, jie pagalvojo, kad jo to tėčio nebėra gyvo ir pagalvojo, kad ten nebebus jokio palikimo ir jie tiesiog netėjo pasidomėti. Tiesiog 2 vaikai priima palikimą, o 3 mirusio vaiko vaikai tiesiog nesidomi palikimu. Tiesiog nesusigaudė, netėjo. Netėjo. Nesusiregistravo tenai niekur. Įstatymas numato, kad palikimas turi būti priimtas per 3 mėnesius nuo mirusio mirties. Vadinasi, jeigu iki 3 mėnesių palikimo nepriimi, tu prarandi teisę norėti palikimo savo priklausančios dalies pagal įstatymą, taip kaip yra nustatyta įstatymą. Tai aišku, mes nekalbam apie terminų atstatymo, teismo keliu praleistus terminus. Bet šiuo atveju po 3 mėnesių tiesiog notaras turėtų išduoti paveldėjimo dokumentus palikimą priėmusiems įpėdiniams. Notaras neieško įpėdinių. Gauti palikimą, priimti palikimą yra įpėdinių teisė, bet ne prievolė. Ir niekas jų negali nei skatinti, nei priversti eiti to palikimo ieškoti pas notarą. Jeigu tu nenori to palikimo, tau jis neįdomu, tai yra kam įdomu, jis atėjo susitvarkė tos paveldėjimo dokumentus. Bet aišku, manau, kad kiekvienas notaras stengiasi padėti tam klientui ir jeigu nenuslėpė palikimą priėmusiai įpėdiniai tos galimus 2 vaikaičius kaip įpėdinius, tai notaras galbūt turės galimybę jiem pranešti apie atsiradusį palikimą jiem priklausančią turto dalį. Bet dar kartą noriu priminti, kad ne notaro pareiga ieškoti įpėdinių. Įpėdiniai turi pareigą ir teisę kreiptis pas notarą dėl palikimo priėmimo. Tai šiuo atveju būtų, kad jeigu tie vaikaičiai buvo nuslėpti, nebuvo atrasti ir per 3 mėnesius jie nepasirodė, tai yra 3 paveldėtojai, 3 įpėdiniai gaunasi, ar ne, sutuoktinė ir tie 2 vaikai, kurie atėjo, ir tada turtas dalinamas palikimas turbūt reikėtų sakyti, ar ne, palikimas paskirstomas 1/4 sutuoktiniai ir 3/4 per pusę paveldėti vaikai. Aišku, tai reiškia, niekas nieko neieško,
jeigu patys juo palikimu nesidomim, tai niekas mūsų neieškos ir niekas neturi tokios prievolės mūsų ieškoti ir informuoti. Taip. Notaras gali, jeigu jis turi galimybę, jeigu jisai turi kažkokią informaciją, apie kurią gali pranešti tam galimam įpėdiniui, bet tikrai tai nėra jo pareiga. Aišku, tas įpėdinis, kuris, sakykime, praleido tą terminą 3 mėnesių palikimui priimti, mūsų duotų pavyzdžiui, sakykime, tie vaikaičiai, jie turi juridinę teisę ginčysi savo teisę teisme, bet tai čia visiškai kitas klausimas. Čia nėra visai kitas klausimas. Jeigu, reiškia, mūsų tie žiūrovai, klausytojai, gal jų aplinkoje yra tokių atsitikimų, kad jie, pavyzdžiui, dėl kažkokios tai rimtos priežasties, nesužinojimo, neišsiaiškinimo, praleido tų 3 mėnesių teisę. Ar ne? Praleido tų 3 mėnesių teisę, ta palikimo teisė pas juos buvo, tačiau jinai išnyko dėl praleisto termino ir palikimas buvo padalintas kitiem paveldėtojam ir tada po ten 3, 4 ar 5 mėnesių jie susigaudė ar po metų, tai, kaip aš suprantu, tada yra teisminis kelias. Taip, tai yra teisminis kelias, bet dabar dar norėčiau tada šiek tiek grįžti atgal. Jeigu praėjo tie 3 mėnesiai palikimo priėmimai praleisti, bet įpėdiniai priėmė palikimą nepasiėmė nuosavybės dokumentų iš notaro ir atsirado tas įpėdinis jau praleidęs tą terminą, tai priėmė palikimą įpėdinį turi teisę geranoriškai duoti sutikimą, kad tas praleidęs terminą įpėdinis būtų įtrauktas į įpėdinių ratą. Jie gali tą padaryti. Nežiūrint praleisto termino. Nežiūrint praleisto termino. Bet jeigu ne, vadinasi, praleidęs terminą įpėdinis įgyja teisę kreiptis į teismą ir įrodinėti, kad tą terminą jis praleido dėl svarbių priežasčių. Jeigu teismas pripažins, kad terminas tikrai buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, jam bus pripažinta teisė į palikimo tą. Jeigu ne, vadinasi, atsiprašau, bet reikia savimi rūpintis. Nebe notarų čia yra reikalai, tik tiesiog reikia žinoti, kad tokia galimybė yra. Manau, kad reikėtų nesulaukti tokio laiko, kada kyla ginčai. O kas atsitinka, kad, pavyzdžiui, dabar mūsų ankstesniam pavyzdį mes nagrinėjom, kada kažkas atėjo, kažkas netėjo, ar ne? O jeigu niekas netėjo po mirusiojo mirties 3 mėnesius ir, tarkim, po 3 mėnesių ir savaitės ateina įpėdinis, tarkim, mirusiojo sūnus ir jisai sako, sorry, atsiprašau, aš buvau labai užimtas, aš prižiūrėjau turtą, aš viską ten dariau, kontroliavau, valdžiau, niekas nenunyko, bet aš tiesiog neturėjau laiko ateiti ir aš atėjau dabar po 3 mėnesių ir savaitės. Na, yra toks terminas palikimo priėmimas pagal faktinį turto valdymą, ar ne? Jis yra įrodinėtinas. Notarų nesuteikta teisė nustatinėti juridinius faktus. Juridinius faktus nustato teismas. Faktinio valdymo faktą reikia įrodinėti ir dažniausiai tą įrodinėja teisme. Aišku, jeigu nėra kam ginčyti to palikimo priėmimo faktas, galbūt notarui bus pateikta pakankamai daug įrodymų, kad notaras galės daryti išvadą, kad tikrai tas vienintelis įpėdinis tą palikimą buvo priėmęs faktiniu valdymu. Šitą klausimą spręs kiekvienu konkrečiu atveju tas notaras, kuris veda paveldėjimo bylą. Jeigu pirmos eilės įpėdinių nėra, arba jie atsisakė, netėjo, nesidomėjo, kas tada? Jeigu pirmos eilės įpėdinių nėra, arba jie atsisakė palikim, arba jie tiesiog nepriėmė, tada kviečiami paveldėti antros eilės įpėdinių, tai yra mirusiojo vaikaičiai ir, aišku, jeigu yra tėvai. Tėvai ir vaikaičiai. Tarkim, yra 2 tėvai gyvi mirusiojo ir 6 vaikaičiai. Kaip bus skirstomas turtas? Kokia gausi šeima. Tai 3 vaikus jisai turėjo mūsų pavyzdį. Vaikai netėjo, nesidomėjo. Tiek tėvai, tiek tie vaikaičiai paveldės lygiomis dalimis. Jeigu yra 8 žmonės, tai visi po 1/8. Visi po 8, jeigu niekas nenori atsisakyti to palikimo, arba niekas priėmęs palikimą nenori padovanoti vienas kitam,
arba parduoti vienas kitam. Nu, čia jau kiti klausimai. Čia jau ar ne? kiti klausimai. Jo. Paveldi visi lygiom dalim. Nu ir gal šiek tiek trumpai nors trečią eilę. Nes būna žmonių vienišų, kurie nebeturi nei tėvų, nei vaikų, nei vaikaičių. Kas tada jų turtą paveldi? Nu, pavyzdžiui, senmergė kažkokia. Tai ar senbernis. Senmergė ar senbernis kažkur. Tai mes šnekam apie brolius, seseris. Nežinau, apie ką mes šnekam. Kas tada? Kas tada ateina paveldėti? Tiesiog tas pats atsakymas. Jeigu nėra pirmos eilės, paveldi antros eilės įpėdiniai. Jeigu nėra antros eilės, arba irgi atsisako jo palikimo, arba neprima, tada paveldi trečios eilės tam broliai, seseris. Ir taip toliau paskui eina ir dėdės tetos, ir provaikaičiai, ir dukterėčias sūnėnai, pusbroliai, jo ten iš viso šešta eilė. Dar toliau. Tiesiog taip ir eina, kiekviena seka atskirai. O dabar įsivaizduokim tokią situaciją, kad gyvena žmogus, turi butelį kažkur tai, gyvena, niekas nėra matęs jo jokių giminių, ar ne, kaimynai nematė nieko, kas atvažiuoja, žmogus numirė, nebuvo kam nei palaidot, valstybė palaidojo jį, bet turtelis yra, butelis yra. Kas vyksta tada? Gaila. Nu, labai gaila, labai gaila, bet tokie socialiniai susipriešinimai kartais įvyksta. Būna ir tokių atvejų, kada iš tikrųjų yra pirmos ir netgi antros eilės įpėdinė, ne, bet tiesiog jie nesikreipia to palikimo arba tiesiog nemato reikalo ir iš tikrųjų tas butelis taip ir lieka niekieno, kaip bando vardinti, ne, sakykime, visuomenė mūsų, bet kažkas tą butą, sakykime, mūsų duotų pavyzdžių administruoja ten butų ūkis ar kita kažkokia institucija, kuri galiausiai po mėnesį 3-5 jinai susizgribs, kad niekas nemoka jokių mokesčių, vadinasi, jis turi galimybę galbūt pasitikrinti ir užklausti notarą, ar yra kažkokių duomenų, nes jisai tampa kreditorium, taip vadinasi, teisinėje sistemoje, ne? Ir kaip kreditorius, kadangi jam yra skolingas, turi gauti tam tikrą informaciją. Vadinasi, jeigu tikrai tas įpėdiniai neatėjo, ta institucija kreipsis į turto banką dėl turto perėmimo valstybei. Tiesiog bus išduotas paveldėjimo liudijimas valstybei. Aha, tada reiškia, valstybė tampa to butelio savininkė. Taip, valstybė gauna nuosavybę. Ir dar truputį toliau šoktelkim. Ir tada kažkas tai vis dėlto sužinojo ir atsirado kažkoks įpėdinis. Na jo, labą dieną. Labą dieną. Nereikėjo. Sako, jo, va, tas butelis buvo mano dėdės. Taip. Ar ne? Ir aš įrodau, kad aš esu sūnėnas, aš nežinau, kad jisai mirė, dabar va sužinojau ir atėjau. Duokit man tą butelį. Jo lankyti nereikėjo. Ne, nieko man nereikėjo, bet duokit man tą butelį. Taip, butelio labai norisi, labai. Bet jau mes atidam valstybę, ar ne? Taip. Taip. O aš sakau, ne, atiduokit man. Aš galiu eiti į teismą? Teisė eiti į teismą su ieškiniu turi visi piliečiai, bet visokiais klausimais. Bet kuo baigsis tas klausimas? Čia vėl kita tema. Teisė tokia yra kreiptis į teismą dėl ginčijimo, išduoto paveldėjimo liudijimą perėmimo valstybei. Gal žinai kažkokių tai atvejų, kaip tokie dalykai baigėsi, kokių teisminių praktikų? Iš tikrųjų, jeigu būna tokia atveju, kad dėl kažkokių rimtesnių priežasčių negalėjo kreiptis asmuo pas notarą dėl palikimo priėmimo, tai teismas turi tokią prerogatyvą, jam praleistus netgi terminus atstatyti ir tą paveldėjimo teisės liudijimą panaikina, išdavama valstybei ir tada įpėdinis jau įgyja teisę kreiptis pas notarą, kad jam būtų užvesta paveldėjimo byla. Ir lygiai taip pat ir nepatenkino tokiu. Visai būna. Visai būna. Supratau, tai reiškia, pagrindinis principas yra toksai, kad jeigu žmogus mirė, visi, kas galvoja, kad galėtų pretenduoti į palikimą, turi eiti ir registruotis pas notarą, kuris veda tą paveldėjimo bylą. Taip, visi turi eiti pas notarą, kuriam yra priskirta ta teritorija, kur žmogus gyvena iki mirties, ir užsivesti paveldėjimo bylą, jeigu jis nori to paveldimo turto.
Aišku, ir jeigu kažkas nesusigaudė, netėjo, ar dar kažkas jam nutiko ir jisai praleido terminą, tai tada jau jam yra teisminis kelias. Taip, Teisminė jis dalis. tokią teisę turi kreiptis į teismą ir nusistatinėti tam tikrus juridinius faktus, kurių pagrindų paskui notaras tą įpėdinį priims. Ir notaras pats neprivalo eiti ir ieškoti įpėdinių, jeigu jie patys nepasirodo savo norų. Notaras neturi tokios pareigos ieškoti įpėdinių. Dar vis dėlto norėčiau pakabinti truputį paveldėjimą su testamentu, ar ne? Jeigu yra sudarytas testamentas ir, pavyzdžiui, ateina potencialūs įpėdiniai, kurie yra nepaminėti tame testamente, o tas, kuris paminėtas testamente, nepasirodo per 3 mėnesius. Terminai palikimo priėmimo yra bendri. Nėra, kad palikimas priimamas pagal testamentą, vienas terminas, ten pagal statymą yra palikimo priėmimo kitas terminas. Tiesiog 3 mėnesių laike, jeigu įpėdinis nesikreipia pas notarą, nepriėmė palikimo, vadinasi, jis laikomas jo ir nepriėmus. Vadinasi, turtą gali paveldėti pagal statymą kiti įpėdiniai, kuriem priklauso. Tai labai svarbu tą žinoti. Reiškia, testamentas jisai neapsaugo teisės neribotam laikui. Testamentas yra tik tai nurodyti įpėdiniai, kas paveldės turto. Jeigu įpėdinis netėjo pas notarą, vadinasi, jo ir nėra. Tada veikia įstatymas. Tada veikia įstatymas bendrais pagrindais. Kas dar būtų labai svarbu žinoti prieš priimant palikimą? Aišku, labai svarbu žinoti, kad priėmus palikimą keisti valios jau nebeina. Negalėsi sakyti, kad aš persigalvojau, negalėsi sakyti, kad aš jau nebenoriu to palikimo, galiausiai aš sužinojau, kad mirusis turi skolų, aš nenoriu jokių problemų ir ten spręsti, jau šito dalyti nebegalėsim daryti. Ne? Aš dar patikslinsiu, jeigu aš priėmiau palikimą nežinodama, kad tas mirusysis turi skolų ir sužinojau po to, aš jau vis tiek negaliu atsisakyti, negaliu argumentuoti? Ne, negalim argumentuoti. Jeigu priimam palikimą, vadinasi, priimam visą turtą ir su visom esančios mirusios skolom, įsipareigojimais ir prievolėm. Skamba aštriai. Skamba aštriai, bet už tai reikia žinoti, kad prieš priimant palikimą reikia įsitikinti dėl esamų skolų buvimo arba ne. Aišku, tokio registro skolų nėra, bet įstatymai yra numatyta galimybė įpėdiniui apsisaugoti nuo galimų skolų, kuris bus nepajėgus net grąžinti. Palikimą priimti reikėtų pagal sudarytą paveldimo turto apyrašą. Tada įpėdinis atsako už mirusios skolas sudaryto turto apyrašo apimtį. Turto apyrašas sudaro notarų išduoto dokumentų pagrindą, įpėdinio pasirinktas antstolis. O sakyk, Albina, paveldėjimo teisė, jinai kaip po teisė gali būti dovanojama, perleidžiama, parduodama? Priėmus palikimą savo teisę aš galiu ir padovanoti, galiu ir parduoti, kaip bet kurį kitą turtą, už pinigus. Čia jau nebūtinai paveldėtojų ratui, čia jau savo nuožiūrą aš galiu tą padaryti, kam noriu. Taip, čia nebūtinai paveldėtojų ratui, čia galima padaryti savo nuožiūrą. Kam noriu padovanoju, kam noriu parduoti. Tik noriu akcentuoti, kad jeigu aš noriu dovanoti arba parduoti savo paveldėjimo teises, aš parduodu visas savo teises. Tai nėra, kad jeigu mano į tas teisės įeina namas, žemė, mašina, aš noriu tik tai žemę padovanoti. Neina, teisė žemę nepadovanosit. Padovanosit tada visas man priklausantį paveldėti turtą. Nes visas teises aš padovanoju arba parduodu ir tas, kas gavo dovanų arba nusipirko tas paveldėjimo teises, jis gaus visą turtą, kas priklauso pagal tas įgytas teises. Ir visas skolas ir įsipareigojimus. Ir visas skolas, ir visas įsipareigojimus. Nes dovanos davėjas arba pardavėjas yra atleidžiamas po to nuo bet kokių mirusiojo įsipareigojimų. Todėl labai svarbu žinoti, kad prieš priimant palikimą
reikia pirmiausiai žinoti apie esamas skolas, jų apimti. Kad skolų bus, sakykime, už butelę kažkokia nesumokėtas, komunaliniai patarnavimai, ar ten telefonas nesumokėtas. Tai čia yra gyvenimiškos smulkmenos, turbūt čia nereikėtų apie tai diskutuoti. Mes šnekame apie tai, kad yra kažkokie paimti kreditai. Galiausiai šiai dienai labai populiaru rašytis vekselius. Tai ir vekseliais įsiskolinimai yra. Ir galiausiai visokiais kitos skolas, baudos nesumokėtos. Reiškia, su palikimu gali būti susijęs skolų ir įsipareigojimų rizika. Jis yra reali. Jis tada yra reali. Ir žmogus, kuris priima palikimą, turbūt teisingai sakyti. Taip, priima palikimą, jisai turi pasidomėti šitą būseną iki priimdamas palikimą. Ir tas pasidomėjimas yra pagal turto aprašą. Pasidomėti apie mirusios įsipareigojimas kažkiek tai galima iki kreipiantis pas notarą. Turbūt tiek, kiek galima pasidomėti, ar ne, ten žinant, kaip žmogus gyvena. Jo, bet tarkim jau esam pas notarą. Jeigu atėjom pas notarą, tai tada aš išreiškiu norą, kad palikimą priimu pagal sudarytą paveldimo turto apyrašą. Bet tas apyrašas, jisai yra privalomas dokumentas paveldėjimo visam šitam procese, ar jis turi būti užpageidautas, užsakytas dokumentas? Tai nėra privalomas, tiesiog įpėdinis išreiškia pats valią, kaip jis nori būti priimti palikimą. Jis rizikuoja, priimdamas palikimą visų savo turtų, ta prasme, kad jeigu aš priimu palikimą be turto apyrašo, o skolų pasirodo yra daugiau negu aš to turto paveldžiu, vadinasi, aš moku mirusiojo skolas ir visas prievolės turi gyventinti dar ir iš savo lėšų. Skamba labai grėsmingai, jo labiau, kad tas paveldėtojas gali nežinoti, kad jisai turi teisę paprašyti to dokumento. Jisai gali nežinoti, kad mes daug ko nežinom gyvenime, ar ne? Mes galim nežinoti, kad negalim atsisakyti teisų, mes galime nežinoti, kad paveldėjimas apskritai yra surištas su skolom ir įsipareigojimais. Mes galim nežinoti, kad nuėjus pas notarą galima paprašyti to apyrašo. Tai čia tokių povandeninių rifų yra pakankamai, nes nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Taip, nežinojimas neatleidžiamas nuo atsakomybės. Kiekvienas klientas turi būti pakankamai atidus pats savo. Bet aš manau, kad kiekvienas notaras tikrai įspės dėl galimos rizikos ir jam patars, kad reikia. Jeigu nors mažiausiai yra abejonė, kad mirusysis galėjo turėti įsipareigojimų skolų daugiau negu už butą, sakykime, nesumokėtos 2-3 mėnesius, ar ne, tai tikrai verta sudaryti paveldimą turto apyrašą ir tada ramiai miegoti. Išjungiam riziką tada. Išjungiam tada. Minimaliai kažkiek tai rizika. Skolą pagal apyrašus priėmus palikimą mirusio prievolės ir skolas reiks dengti, bet tik tai apyrašo apimtyje. Palieskime šiek tiek temą apie palikimo atsisakymą. Tarkim, aš turiu sesę ir brolį ir mes turėjom senučiukę mamą. Ir mano sesė, tarkim, labiausia prižiūrėjo mamą, tačiau mama nesusikaupė, neparašė testamento. Ir dabar jos mirties visoje toje akivaizdoje mes esam 3 įpėdiniai. Aš, sesė ir brolis, ar ne? Mano giliu įsitikinimu, visą tą nedidelį turtelį, ką turėjo mūsų mamytė, turėtų paveldyti sesė, kuri prižiūrėjo tą mamytę, ar ne? Brolis galvoja kitaip. Kaip dabar man padaryti, kad ta bent mano dalis atitektų tai sesiai, ar ne? Aš to broliu jau nesutarsiu, bet mano dalis atitektų tai sesiai. Tada gal aš galiu atsisakyti paveldėjimo ir parašyti kažkokį tai dokumentą, kad aš noriu, kad tą mano dalį paveldėtų mano sesė. Taip kaip kalbėjom, kad priimti palikimą negalima po to persigalvoti, keisti valios. Atsisakius palikimą yra teisė atsisakyti palikimą, bet lygiai taip pat nebegalima keisti savo valios. Atsisakymas yra nuo viso paveldimo turto. Jeigu atsisakai palikimą, atsisakai absoliučiai viso turto,
Tai yra arba turto, arba visos dalies turto, kuri tau tektų, ir negalėsi po to persigalvoti ir norėsi. Ir negali norėti atsisakius, kad ta atsisakiusi dalis atitektų tavo norimą atiduotam pavyzdėje sesę, ne? Ką minėti tekstą? Tada ta dalis, kurios tu atsisakai paveldėjime, dalinsis lygiomis dalimis tiek broliai, tiek sesiai. Jeigu tu nori, kad tavo dalis atitektų tik tai sesiai, vadinasi, tu turi priimti tą palikimą su visom pasiekmėm ir padovanoti sesiai, bet ne ant lapelio pasirašyti, o pas notarą. Tu notarui turi iš karto ir pasakyti, kad aš priėmus palikimą norėsiu padovanoti sesiai. Arba vėliau pasakysi, kad aš padovanosiu sesiai. Tiesiog teisių padovanoti galėsi iki bus išduotas paveldėjimo teisės liudijimas nors vienam įpėdiniui. Jeigu bus išduotas, sakykime, paveldėjimo teisės liudijimas jau sesiai, tai tu jau tos teisės nebepadovanos, ar ne? Yra tam tikras momentas, ar ne, kada galima padaryti procedūrą procedūroje. Iki gaunant paveldėjimo teisės liudijimą, tu turi teisę savo dalį paveldėjimo teisų padovanoti sesiai. Tada visa ta dalis, kuri priklauso tau, atitenka tavo sesiai. Ir jinai gaus 2/3. Jinai gaus tavo dalis. Jos dalis padidėja būtent tiek, kiek tau priklausė. Supratau, reiškia jokių kitokių variantų, kad aš ten atsisakau ir paprašau, kad perduotų sesiai, tie variantai negalioja. Ne. Jeigu yra daugiau žmonių, kurie turi kitą nuomonę. Taip. Ar ne? Taip. Jeigu mes būtumėm su sesė dviese, tai aš atsisakau palikimo ir pereina viskas sesiai, natūraliai. Taip, tada jinai sugauna ir tiek. O jeigu jau mūsų yra daugiau, tai aš jau tada turiu priimti ir padovanoti. Tu teisi. Tai, Albina, galbūt tradiciškai, koksai būtų palinkėjimas, tuo pačiu ir turbūt tokia trumpa santrauka. Paveldėjimas nesant testamentui. Tiesiog asmenį mirus, jeigu esate jūs galimas įpėdinis, tai visų pirma reikia nepamiršti, kad reikia per 3 mėnesius ir ne vėliau nuo mirties kreiptis pas notarą, priimti palikimą, bet prieš priimant palikimą pasidomėti mirusio skolom. Ir jeigu manot, kad tų skolų galbūt bus mažiau negu paveldimas turto vertė visa ir apimtis, tiesiog palikimą priimti pagal paveldimą turto apyrašą, kad nereikėtų atsakyti už mirusio prievolės visų savo turtų. Nes keisti valios jau priėmus palikimą nebebus galima. Kad ir kaip skaudu būtų.